Labai diena, dar kartą visiems susirinkusiems, aš labai jaudinuosi, labai džiaugiuosi matydama tiek daug stalo tenisininkų vienoje vietoje, naujoje Akmenėje, kurie susirinko kartu su mumis paminėti dvi labai žymias datas. Tai Akmenės krašto 90 metų jubiliejus stalo teniso ir mūsų klubo Moterų mergaitė 30 metų jubiliejų. Linkiu visiems gražios šventės, bendraukime, džiaugimės vieni kitais, kad esam šalia kartu ir gražių emocijų, gražių taškų. Ačiū Jums labai. Vienas žmogus, kurį puikiai visi žino, visoje Lietuvoje, garsus labai vardu Jonas Paniškis, pasakė, nė vienas neišvažiuos nelaimėjęs. Todėl visi verti atminimo medalių. Tad prašom mergaitės atnešti atminimo medalius ir visiems juos įteikti. Ir ačiū didelis Jonui, kuris pasirūpino, kad visi grįžtų kaip laimėtojai. 30 metų yra nemažai. Nemažai, jeigu kalbam apie apskritai žmogų, jau yra branda šiokia tokia, ne? Bet bendruomeniai, kurie 30 metų, tai jau yra mažas procentus, kurie tiek išsilaiko. Per šitiek metų buvo visko. Labai visko buvo, ne? Visi atsimena tai visokiais ekonominės krizės ir koronas, ir apskritai asmeninių problemų, gyvenimo iššūkių, kas liečia pačią Loretą, kuri 30 metų visus metus vadovauja. Ir visko susikaupė. Bet kad tai būtų įamžinta, tam reikia kažko daugiau. Ir klubas Mažoji raketė sugalvojo jums paruošti dovaną, kad jūs visi galėtumėt išjausti, ką klubas yra patyręs, kuo jis gyvena ir kokias yra jo vertybės. Ir visiems tai yra staigmena ir dovana nuo klubo, bet reikia, kad jūs ją gautumėt, turite tiesiog nuoširdžiai iš širdies dar kartą pasveikinti klubo Mažąją raketę. Su garsiais savo pojūmis. Klubas švenčia 30 metų, bet Akmenės rajono stalo tenisas švenčia 90 metų. Ir jau stalo tenisas gyvuoja 90 metų, įsivaizduoja, labai mažai skiriasi nuo apskritai visos Lietuvos, kiek jisai egzistuoja, gal 10 metų skirtumas kažkas stovi. Tai 90 metų. Jūsų plojimai, tai toks jausmas, kad buvo gal penkmetis, jubiliejus švenčiamas gal 10 metų, bet mes švenčiam jau 90, kaip Akmenės rajone. Ir noriu jums pasakyti, kad klubas turi savo asmeninę dainą, himną, ir jis dainuosit visi, kas tik jūs norėsite. Dainos žodžius parašė Linas Barauskas ir muziką ir sukūrė ir atlikėja šitą dainą atliks Gita Grygė. Tad aplodismentais pasakykime atlikėją. Šokinėja baltas kamuoliukas, šokinėjame ir mes kartu. Servas topsas salėj, šurmuliukas. Treniruotė vyksta, pažiūrėt smagu. Nesvarbu ar didelis, ar mažas, lygų salėj esame visi. Tuoj krūtinę dėl papuoš medalis. Aistros verda per dienas naktis. Mažoji raketė, mūsų klubas stiprus, visi talentingi ir darbas sunkus. Sportuojam ir dirbam, kasdienis visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity.
visi talentingi ir darbas sunkus, sportuojam ir dirbam, kasdien mes visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Gynėjas, puolėjas, kas tu nesvarbu, svarbiau meilė sportui, tu išlik atkaklus. Jei sieksi, pasieksi, tikėk savimi. Mažoji raketė, komanda drąsi. Mažoji raketė, mūsų klubas stiprus, visi talentingi ir darbas sunkus, sportuojam ir dirbam, kasdien mes visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Mažoji raketė, mūsų klubas stiprus, visi talentingi ir darbas sunkus, sportuojam ir dirbam, kasdien mes visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Mažoji raketė, mūsų klubas stiprus, visi talentingi ir darbas sunkus, sportuojam ir dirbam, kasdien mes visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Mažoji raketė, mūsų klubas stiprus, visi talentingi ir darbas sunkus, sportuojam ir dirbam, kasdien mes visi, jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Jei dar nelaimėjai, tai bus ateity. Tai iš kur atvykot? Kelmės. Tai gimtadienis yra šiandien ir ką palinkėtumėt klubui? Tokiam ir išliksiu tokią organizaciją išlikti ir priimti taip svečius visą laiką, visi draugiški. Labai smagus kolektyvas tikrai, Akmenės yra. Stengiuosi nepraleisti niekada Akmenės. Iš kur atvykai? Kėdainių. Iš Kėdainių, ne? Jo. Ir kiek laiko tenisą žaidė? Šiaip jeigu rimtai žiūrint, treniruojas, tai 1,5 metų. Aš noriu pakalbinti šitą žavę žaidėją, iš kur atvykot? Iš Klaipėdos. Tai kiek laiko tenisą esat? 43 metus. Wow, tai jūs netgi mažos raketės jubiliejų pralenkėt. Taip. Ir ką jums duoda va ši sporto šaka, kodėl svarbu žaisti ją? Stalo tenisas man visas gyvenimas. O ko jūs palinkėtumėt mažosios raketės klubo gimtadienio proga? Taip ir toliau gyvuoti. Ištvermės, kantrybės, ypač su jaunimu. Ir toliau puoselėti stalo tenisą. Jūs iš Raseinių? Taip. Ką norėtumėt palinkėti gimtadienio proga mažai raketai? Mūsų toliau taip aktyviai žaisti visiems, rodyti rezultatus ir sėkmės. Ką jums reiškia mažoji raketė stalo teniso klubas? Nu matot, aš šiaip įstojęs esu gal kokius 4-5 metus tik tais į šitą klubą, nes aš kaip joniškietis žaidžiu pas Romualdą, tai čia mane pasikvietė taip, nu ką žinau, man patink čia. Atvažiuoji, yra su kuo pabendrauti, normalūs žmonės, kaip sakoma, ne kažkokie topai, gali, nu tokie kaip šeima galima sakyti, kažkas tokio. Tai kokia paslaptis yra tokio ilgo klubo gyvavimo? Iš tikrųjų, tiesiog meilė stalo tenisui. Visų mano ir visų mūsų klubo narių. Čia kalbinau nemažai žaidėjų ir sako, jaučiamės kaip šeimoje. Tai kaip jūs tą šeimą sukūrėt? Tiesiog aš galvoju, kad aš visus myliu. Taip kaip mama myli savo vaikus, tai aš visus klubo narius. Ir ta meilė persiduoda ir gaunu ją atgal iš savo klubo narių. O kokiais didžiausiais pasiekimais norėtųsi pasidžiaugti? Iš tikrųjų, pasiekimų labai daug. Per tos 90 metų, jeigu mes padėsim skaičiuoti jų daug, aš tiesiog net nežinau, negaliu nieko išskirti. Ir mergaitės, ir berniukai, ir vaikinai, ir vyrai. Daugybė pergalių Lietuvoje, užsienį, Estijoje, Latvijoje, Škotijoje, Norvegijoje.
Ir tiesiog džiaugiuosi visais jais, nes jie juda, sportuoja, žaidžia, atsistoja prieš stalą ir dega jų akis. Tai yra pats maloniausias dalykas, ką galima matyti. O kokia yra klubo 5 ar 10 metų vizija, strategija, kokie planai ateičiai? Planai ateičiai tai plaukti tarptautinius vandenis. Daugiau išvažiuoti tarptautinius turnyrus. Tai va, tiesiog tokia pagrindinė mūsų gal ir vizija yra. O ką savo palinkėtumėt kaip pirmininkai, prezidentai? Savo palinkėčiau visada rasti jėgų vadovauti klubui dar ir 10 metų. Ir palinkėčiau rasti jėgų, rašyti projektus, juos įgyvendinti ir suskaityti už juos. Nes be finansinių resursų yra sudėtinga. Patys suprantam, kad sudėtinga yra įdomiai gyventi. Gal taip. Dabar yra gera galimybė kažkam padėkoti. Kam norisi padėkoti? Noriu padėkoti visiems klubo nariams pirmiausia, kad jie sportuoja, žaidžia ir jų dėka mes čia gyvuojam jau tiek metų. Noriu padėkoti aktyviems klubo nariams, Kęstučiui, Jonui, Lorenui ir visiems kitiems, kurie prisideda labai aktyviai. Noriu padėkoti rėmėjams, kurių tikrai labai daug ir visus apsikabinu ir myliu. Mažoji raketė švenčia 30 metų jubiliejų. Jo, tai dėl to galim ir paploti, nes būtent todėl mes šį vakarą čia susirinkom ir surinkti plojimai mažai raketai. Gerbiami svečiai, draugai, mėly klubo nariai. Tai tiesiog trumpai priminsiu gal tik, kad stalo tenisą Akmenės krašte pradėta žaisti 1935 metais Akmenės mieste kultūros rūmų 2 aukšte. Tai kad jau tikrai būtų ir 500, ir 1000. Ačiū labai jums visiems ir dar kartelį su gimtadieniu. Vešitės, didžiuositės, garsinsit Akmenės kraštą ir didžiuositės vėliavą, nes čia iš tikrųjų esat poje ir jūs. Tai su švente visus gerą vakarą. 30 gražus jubiliejus, tik čia nesustokime. Klubiečiai su jumis visur ir visada. Klubo nariai 3 kartus. Ačiū! 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 O palaikytojų, matot, kiek turi 324 žmonės. Ir dar mes prisidėsim iš šalies, daug sveika ir laiminga. Ir tavo klubas, kad atleisti, kaip šiandien švenčiam, taip gražiai ir laimingai. Ačiū prezidentai už pakvietimą visų. Jinai labai rūpinasi visų klubų. Tokį prezidentą reikia gerbti. Ačiū. Ir mes norim grąžinti skolą. Kai mes augom, visada sakėt, iš savo pirmos algos turit nupirkti dėžę kamuoliukų. Tai mes norim tą skolą grąžinti ir ačiū jums. Labai abiems. Mano žmona padarė šitą dovaną, čia yra 60 kamuoliukų ir už 30 praėjusius metus ir už 30 būsimus metus ir ant kiekvieno iš jų yra palinkėjimas.
Tai viskas, nu ką, toliau švenčiam.